Gyvenime egzistuoja toks Merfio dėsnis. Kartais tai, kas gali nutikti blogiausio, būtinai ir nutiks. Tai taisyklė kartais ir turto draudime. Turtas, kurio nedraudėjai, gali imti ir atsidurti pavojuje. Netrukus keliausime į vieną iš Vilniaus miegamųjų rajonų, o kolega Pranas papasakos, su kokia turto nelaime susidūrėme šį kartą. Nieko nelaukime ir kelkime tiesiai į įvykio vietą. Tai visų pirma, kas nutiko šiam butui? Prieš kelias savaitės įvyko gaisras. Nukentėjo balkonas, nukentėjo kambarys, stipriai aprūko ir butas. Taip pat nukentėjo ir virš šio buto esantis kaimynai. Taip pat jam buvo fiksuota ir balkono įstiklinimas sudegė, ir stiklo paketai sudegė, ir irgi taip pat aprūko kambarys. Kaip suprantu, buto savininkai buvo nusprendę nedrausti buto. Taip, ir tai yra labai ironiška, nes visgi tokio buto draudimas kainuoja metam apie 50 eurų. Tai yra šeima, kaip suprantu, tokios būklės butas, kur jinai glaudžiasi dabar, kaip jin dabar turi gyventi. Tai tokios būklės bute su stipriu suodžių kvapu tikrai šeima negali gyventi. Šiuo atveju tai yra 4 asmenų šeima. Ir kol kas glaudžiasi pas giminaičius. Ir šioje vietoje būtent kodėl draudimas būtų buvęs labai naudingas, kad atsitikus nelaimiai ne tik yra kompensuojamas atstatymas buto, bet taip pat yra suteikiamas finansavimas būsto nuomai, kol yra remontuojamas jų nekilnojamas turtas. Pranai, tokiose situacijose, kai atrodo reikės keisti beveik viską, kiek apytiksliai laiko užtrunka suremontuoti tokį butą? Pats remontas, atstatymo darbai išsiskaido į 2 etapus. Tai yra valymas, tai ir kvapo naikinimas. Tai užtrunka iki savaitės. Tai 3-4 dienos pagrindiniai patalpai ir mažiau aprūkusiom patalpom darbas yra žymiai greitesnis. Ir kaip akivaizdu matome, reikės keisti langą, reikės tapetus keisti, reikės grindų dangą keisti, na ir žinoma atstatyti ir šiokį tokį jaukumą, galbūt patiesti kilimą ar pakabinti užuolaidas. Tai dar gali tai trukti apie dar papildomą savaitę. Kokia yra turtui padaryta žala, kokią dalį reikės dengti patiems šeimininkam? Kol kas turtui padarytą žalą yra sunku įvertinti, bet skaičiuojame, kad tai yra tarp 6 ir 8 tūkstančių eurų, o šeimininkam kokią dalį reikės dengti yra sunku pasakyti, stengsimės pasitelkti ir partnerius ir padaryti tai visiškai nemokamai. Tai galim tartis, kad kitą savaitę bus ir darbų sąmata ir planas, ar ne? Tikrai taip, kitą savaitę startuojame su darbais ir tikrai matysime aiškius skaičius. Dylas! Jeigu norite prisidėti prie viešosios įstaigos Turiu žalą veiklos, galite paaukoti nurodytais būdais.